Jei planuojate pirkti Wi-Fi buitinę kamerą savo namams stebėti, šis video bus jums. Yra gamintojas Simau, kuris turi tiek vidaus kamerų, tiek ir lauko kamerų. Tai pradėkime nuo vidaus. Paprasčiausias modeliukas yra štai toks. Turi vieną kamerą, kamerą aukštyn žemyn ir į šonus. Puikiai tinka vietoje auklės vaikams stebėti, augintiniams, ar tiesiog savo tėvus, senjorus, ar kitą aplinką savo namuose. Tokią kamerą dažniausiai renkasi į ofisus ir parduotuvės. Jis gali būti montuojama tiek tokioje pozicijoje, tiek ir aukštyn kojom. Turime du vaizdus. Vienas vaizdas gali būti stebimas ten, kur yra svarbu, galbūt įėjimas, kasa ir kita jūsų aplinka, o kita kamera gali būti pasukta į kitą zoną. Taip išgausime du vaizdus su viena kamera. Sekanti kamera yra štai tokia. Sukasi jinai vietoje standartinės lemputės su E27 cokoliu. Tiesiog jungiam šviesą, kamera dirba, mato žmogų, pasekioja, o kai sutemsta įsijungia šviesa. Šitas kameros modelis turi pirjutiklį. Kamera gali atsiųsti pranešimą ne tik tais iš judamo vaizdo, užfiksavus kažkokį judėjimą, bet ir iš pirjutiklio. Kam to reikia? Pirjutiklis dažniausiai naudojamas yra apsaugos sistemose jūsų plotui stebėti. Jis reaguoja į gyvą objektą. Dedasi irgi kortelė atminties, įrašai kaupiasi į pačią kamerą, turi naktinį pašvietimą, taip pat kaip turi ir visos kitos kameros. Sekančios kameros yra lauko sąlygų. Pavyzdžiui, šita kamera turi taip pat du objektyvus. Vienas gali stebėti vieną zoną, kitas gali stebėti kitą zoną. Puikia kamera tiems, kas nori turėti didesnę stebimo vaizdo aprėptį, tokiam bendram savo kiemo ar teritorijos vaizdui. Dažniausiai toks modelis pasirenkamas yra iki 10-20 m distancijom stebėti. Sekantis modelis turi dvi akis. Šitas modeliukas turi tiek platų filmavimo kampą, tiek ir siaurą. Kuomet kamera matys siaurai, jūs gerokai detaliau matysite vaizdą tolumoje. Reiškia, šitą modeliuką verta pirkti, jeigu jūs norite turėti detalų vaizdą tolumoje. Įprastai šitas modelis perkamas yra iki 20-50 m distancijom stebėti. Čia yra fiksuota kamera, nevaldoma, ir čia yra durų skambutis. Pakraunamas arba nuo pastovaus maitinimo. Pakabinam, paspaudėm, paskambino, galima atsiliepti, pasikalbėti, plus šita kamera viršuje yra ir valdoma. Puikus sprendimas, kas neturi elektros prisivedė prie savo durų, o nori turėti išmanų skambutį. Taip, kad modelių yra nemažai. Užsukit Kaune Jonavos gatvė 204A arba parduotuvė gpsmeistras.lt ir galėsim pasikalbėti detaliau.